Tėvelio, galiu paprašyti tavęs vienos paslaugos? Čia dėl Marko? Aha. Tugi nepyksti ant manęs. Tugi žinai, tavo prašymas man įsakymas, princesė. Taip. Ir kadangi tau geriau sekasi šitie visi reikalai. Bet sutarėm, šitas paskutinis. Pažiūrėsime, ar paskutinis. Bet tu, kai sutiksi Marką, kai pamatysi, pasakyk, kad aš tikrai labai atsiprašau. Gerai perduosiu. Gerai, tėvelė. Ačiū už vakarienę. Nėra už ką, tėvelė. Labas, gražuolė. Labas. Nepatiko dovana? Labai patiko, bet bijau pamesti. O tu nepergyvenk, nėra vienas vis kita. Kodėl nesakai, kad brolis atvyko? Kažkaip iš galvos išgaravo. Taip ir pamaniau. Tik mes neturim paslapčių, ar ne? Tai aišku. Galima palydėsi. Viskas gerai. Kodėl nekėlei? Sandra, tu vėl? Viskas čia yra gerai palikta. Sandra, tu manęs prašei laiko savo, aš tau jo daviau. Aš puikiai supratau tave, tai gal aš nusipelnau bent truputį pagarbos savo, ką? Dienų dienas tu man neatsiliepi, net skambini. Tai čia tau normalu? Aš noriu. Viskas tiesiog nebe taip. Sandra, kas vyksta? Aš tiesiog... Meilė man daugiau niekada neatleis. Sandra, juk svarbiausia, kad mudu esam kartu, taip? Sandra. Tu rimtai. Viskas tiesiog nebe taip. Tai ką, per daug normalu? Ar jau esi nusimačius kažką kitą? Nereikia. Evelina, aš tikrai taip negaliu. Ne. Evelina, tu verta daugiau. Evelina, aš mirštu. Man 4 stadija. Ką tik vakar pasakė. Evelina, atleisk, aš tiesiog negalėjau daugiau. Aš nuėjau. Kur buvai? O kur tavai? Reikalai. Reikaliukai. O, buvai su Bilu? O jau tik neveikia, pats mane ten įvėliai. Tai leisi man to bent pasimėgauti. Ir kiek tu mėgausiesi? Kiek reikės. Bet esi vis tiek mano. Perdau. Balsas. Balsas. Pernat. Pernat.
Evelina, man reikia testuoti. Miau. Čia kaip yra. Klausau? Skambiname pasitikslinti dėl rytojaus vizito. Ar niekas nepasikeitė ir galėsite atvykti pasidaryti pakartotinių tyrimų? Taip, niekas nepasikeitė. Jūs taip pat norėjote persirašyti pas kitą daktarą, ar ne? Taip. Deja, pas kitus daktarus nėra laisvų vietų. Ką padarysi? Ačiū Jums. Kavos yra. Seniai taip gerai nebuvo. Ta prasme. Juokauju. Aš tikiuosi. Reikia dar. Palauk. Palauk. Ko palaukiu, jie palaukiu. Mes laukiam. Ramiausiai gerai. Tai kokia proga? Aš pas vakarą. Atsiprašau, jisai nelabai tvarkingas. O kur jis pats? Minutėlę, tai pakviesiu. Jauskitės kaip namie. Jauskis. Greičiau rinkis. Pasakyk, kad manęs nėra. Jis žino, kad tu čia. Ar viskas gerai? Taip, viskas gerai, mes tuoj. Nukreip dėmesį. O aš šoku. Nieko tu nešoksi. Klausyk, Bangutė, gal mes dviesi aptarsim, gerai? Gerai. Aš kaip tik šiandien norėjau su Evelina susitikti dar, bet kažkaip nespėjau. Tikrai. Nieko tokio. Nieko tokio? Turiu tau šiokį tokį naujieną. Ta prasme. Matai, Evelinai tavęs nebereikia. Ne, aš tikrai galiu, žinokit, labiau pasistengti, jeigu... Jos širdis suspurdėjo kitur, kaip sako. Jinai kažką rado geriau už mane?
Nu ką gali pasakyti, širdžiai neįsakysi. Bet tai kada čia taip? Tai nesvarbu. Klausyk, bet mes su tavim dar iki galo neatsiskaitėm. Ką reikia padaryti? Ateis laikas, gausi skambutį. Atsisveikink su Danielu už mane. Čia kažką žinai? Gal, bet ne 100%. Dabar jau nieks nebekliudo mums būti kartu. Pagaliau. Kas galėjo būti geriau už mane? Ką? Dabar galim būti kartu. Tu pasiruošęs? Ką? Kas čia? Dirbtinės ašaros. Oi, taip! Dar aš. Aš tu. Parodė raudas. O, gerai. Aš tau dainuosiu, kol naktis leis. Sustok akimirką, jei pavargai, vis tiek ne. Nieko tokio? Turiu tau šiek tiek tokį naujieną. Ta prasme. Matai, Evelinai tavęs nebereikia. Ne, aš tikrai galiu, žinokit, labiau pasistengti, jeigu... Jos širdis suspurdėjo kitų, kaip sakoma. Jinai kažką daro geriau už mane? Nu ką gali pasakyti, širdžiai neįsakysi. Bet tai kada čia taip? Tai nesvarbu. Klausyk, bet mes su tavim dar iki galo neatsiskaitėm. Ką reikia padaryti? Ateis laikas, gausi skambutį. Atsisveikink su Danielu už mane. Čia kažką žinai? Gal, bet ne 100%. Dabar jau nieks nebekliudo mums būti kartu. Pagaliau. Kas galėjo būti geriau už mane? Ką? Aš tau dainuosiu, kol naktis leis. Dabar galim būti kartu. Tu pasiruošęs? Ką? Kas čia? Dirbtinės ašaros. Oi, taip! Dar aš. Aš tu. Parodė raudas. O, gerai. Tik pažadėk, nesustosi. Aš tau dainuosiu, kol naktis leis. Sustok akimirką, jei pavargai.
Ei, Sandra. Palauk, aš sakiau, kad aš nežinau. Gerai, bet aš įsiskyriau su juo, tai mes nebeturim problemų, nebeturim jokių Ne, palauk, aš ne apie tai. Tai apie ką? Tiesiog bendrai. Sandra, patikėk, aš buvau tokia kaip tu. Tai vieno dalyko negana tai kitą. Tai niekada nesibaigia. Manau, galim bent pabandyti. Tai kaip šiandien jaučiamės? Internete dariau testą. Ir man parodė, kad 55 procentai pas man yra ADHD. Bet yra ar ne? Mano šuo niekaip nesusiranda draugų. Turbūt kaimynai galvoja, kad aš visai netikiu šeimininkas. Tikrai niekas taip negalvoja. Nuėjau į 3 parduotuvės. Į 3. Neradau savo mėgstamų sausainių. Kaip manot, ką aš išpratėjau? Tikrai ne. Šiandien paaukštinu Stasį. O ne mane. Jūs galite tuo patikėti? Juk toj firmoje aš dirbu nuo pat pradžių. Taigi visiška nesąmonė. Klausykit, jūs 2 metus pas mane lankotės ir ištisai pasakot apie tą Stasį. Tai gal tiesiog reikėtų nueiti pasakyti, ko jūs norit. Kaip tai nueiti ir pasakyti? Tiesiog jūs ištisai skundžiatės, man čia dėjuojat atėjęs pas mane, bet ką nors darot ar nedarot dėl to? Nedarot. Tai gal tiesiog nueikit, pareikalaukit, pasakykit, ko jūs norit, arba keiskit terapeutą. Pirmyn. Prašau, prašau. Išvartėsiu. Taip ir gyvenama, tai. Tai kaip tas tavo kaimynas? Net neklausk. Bet jau klausiu. Aš būčiau norėjusi tiesiog nesudėtingo, lengvo, be dramų, sekso. O dabar? Tai nenoriu būti vienuolė. Kad tu pati taip sugalvojai. Taip. Taip. Deja taip. Klausyk, ko tu nenori kokio appso pabandyti? Nu tu. O ką? Yra žmonių, kuriems paėjo. Neturiu aš laiko tokiam dalykam. Neturiu. Man reikia kokio nors, kurį jau pažįstu, kuris būtų geras lovoj, mūsų interesai sutaptų, savarankiškas, kad netrukdytų man daryti dalykus, kuriuos aš noriu daryti. Labai nedaug iš tikrųjų. Prašau. Aš... Užsiėmusios. Supratau. Nejuokauk. Net nejuokauk. Tikrai ne. Tikrai ne. Ne. Fu, ne. Ne. Gal tu galėtum jo paklausti, kas jis per vienas? Nemanau, kad tam bus laiko. Tau sunku paklausti? Markai, aš ketinu su žmogum išsiskirti. Tai tokia tema tikrai neteis. O gal prieš viską? Tu šis net nesidžiaugi. Aš jau džiaugiuosi.
Ar tu nuliūdai, kad kažkas pasirinko ne tave? Aišku, kad ne. O gal vis tiek? Nu, tau geriau nežinot. Darbas. Nu, koks to skirtumas? Tiesiog žmogiškas smalsumas. Tu kažką žinai? Nu, jeigu aš žinočiau, negi tau nesakyčiau? Taip. Taip. Sveiki. Sveiki. Ar mes buvom kažkur susitikę? Ne, nemanau. O tai gal mūsų vaikai kartu žaidė? Ne, nemanau. Pakalbėkim gal. Kokiu klausimu jūs atvykote? Mano vyras. Jis man neištikimas. Tai ne pirmas kartas ir aš tą žinau. Daug kartų yra tai buvę ir turbūt jeigu vieną kartą neištikimas būna, antrą, tikėtina, tai bus visada, juk žmonės nesikeičia. Ne. Taip. Tikrai. Tai ką aš turėčiau daryti? Išsiskirkit. Kam jums toks vyras? Žeminat save. Bet kokie bet? Kam? Kas? Vaikai. Turi savo gyvenimus vaikai. Išsiskirti. Aišku. Gerai, aš tai padarysiu.